Visi sveiki, su jumi vėl aš Arūnas Gudunskas. Jūs esat pas mane svečiuose, mano veisliniai balandiniai. Dabar pašals, popieriukų sutiesiu visus, sukarpysiu gal dar rytoj. Įdėjau langą, ryškiai bus tik tai trauka per šitą skylę, o čia jau didelis langas uždarytas. Reiškia, balandinė paruošta, išklosim popieriukais, kažkas taip. Čia paukščiai, kol susiporins, kol ką, suleisiu patinus, lizdus įsijims, čia, viską darysim, porą dienų išeiginių bus, paskui šeštadienis, sekmadienis, ir kažkaip tai įrošim balandinę, suleisim patinus, tai va. Dabar truputį tiek, o paskui sukabinsim girdiklėlės, lesyklėlės ir judėsim toliau. Tai va, paskui kažką tai dafilmuosim, pridėsim, prijungsim. Va taip, berniukai, atrodo mano dabar perėjimui voda. Ištiesiau popierį, pasižiūrėsim, kiek jisai pasiteisins. Bet manau gerai, praeis perėjimas, susisuks popieris, nusiims, nereikės grindų gramdyti. Iš lizdų irgi ne dėl grožio daryta, bet kad būtų patogu įsirinks, nereikės ten gremžt. Paukščiai purvinam kojom nebus. Grotelės, aišku, grotelės. Jas taip pat reikia kiekvienais metais valyti, daryti. Tai va, tokia būdelė. 10 lizdų. Ir pagal visas galimybės. Gerai, toks oras. Po naujų pirmą dieną toks sausas. Buvo galima įsities popierį, tai galvoju, nelauksiu, netemsiu gumos, kaip praeitais metais reikia pasidaryti, paskui ten įkirpsiu šonus dar, kur susiglamžę taip stovėti. Viskas gerai, lizdai užsistatys, prisispaus, jaunikliai kraštų neapdergs. Tai va, jau tokia budžikė yra paruošta pas mane. Paspirtukai savo būdoj galės perėti, mes bakinsus čia įleisim, ką atrinksim, ką mums reikia paperėti. Ne jums, o mums, ko reikia. Tai va, tai taip, kad, einam toliau judėti. Išeiginių yra, galima kažką tai pasidaryti, lizdai popieriniai irgi paruošti, yra jų pakankamai man. Tai va, lesyklėlės irgi yra, dabar nekabinu. Visiems lizdam, viską turim, taip kad einu toliau. Dar gal ką nors pafilmuosiu, prijungsiu prie video, taip kad neatsisveikinu, judam toliau. Po darbų išleidau paukščiukus, pasimaudyti, biškį leduką susidėjęs, padaužiau, tai ten kažką tai pabandė snapu pajudinti, bet mato, kad kažkas dar ten plaukia, bet oi ten šustresni, gudresni. Viduj mineralus įdėjau. Tai ne visi išėjo, dar kažkas mineralus lesa. Po naujų, tylu, ramu, visiems galvas gal skauda. Vėlai visi miegot nuėjo. Tai ramus kažkaip rajonas visai. Pašals,
nustos gal paukščiai sirgt pa žmonės. Užmuš tą virusą čia, jeigu bus tų tokių šalčių įdomių. Kaip ten ir 19 ir 18. Tai būtų labai gerai. Virusas apmirtų. Būtų žmonėm lengviau. Nes jeigu dar toliau čia lytų, snigtų, tai nekas. Čilis duoda. Paukščiai irgi tokį sausą orą jaučia. Sausą orą jaučia tokie, kaip sakyt, sparnai nedrėgni, plunksnos nedrėgnos. Biški kitaip. Madam su kavaleriais lauke. Visi sėdi. Visi jaučia, kad porysiu. Porysiu, bet ne visi. Ne visi gausite poras, taip kad būkit ramus, va pasivaikščiokit. Geras oras, pradės dienas. Dienos biški ilgėt. Jau, kaip sakyt, po žiemos čigonas, po naujų metų, kai sako, čigonas jau ir šūbą parduoda. Kailinius. Tai va, ir mes jau, kaip sakyt, jau. Dagyvenom, pragyvenom su naujom viltim, su naujais planais, gal kažkiek jau pasikeitę, kaip sakyti, ir požiūris, ir požiūris pasikeitęs, gal daugiau kreipsi dėmesį į vakcinaciją, į tą priežiūrą, kai sakau, viską su naujais metais galvojam, bet vis tiek savai padarome, taip kad čia būna visko, bet reikia galvot jau naujoviškai, jau kitaip vyrai, ne taip kaip. O dar žiūriu, patilkutė sukarpyta juoda. Gerai. Žinosiu, kad patelė, kad skridus. Kažkaip aš jos neišfrakavau, sparno nedaviau. Jeigu truks, panaudosim ją. Dar vienas barabasas įskrydo. Čilis gražuolis. Toks patinukas. Spalva graži, tamsus. Kaklas tiesiog persilieja spalvom. Gražuolis. Gražuolis. Čia mano tamsus rudi čiliai. Iš senų. Va, biški ir pasirauna paukščiai, jau matot. Jau, sakau, oras, kada toksai geras, tai. Ne taip, kai vištos šlapios. Lyja, dar maudytis gauna, oras drėgnas.
Visi šlapi. Visi šlapi dabar pašals. Parodysiu, kaip daržovės daudu į pašarą maišau. Nes, jeigu šals, sultis jau nepilsiu, nes, reikia, aišku, beveik ant karto išgeria, bet vis tiek gali pritempti per šalčius, tai vadinasi, duosime paprasčiau į pašarą. Čia šitas irgi kirptas paukštis buvo. Duosim į pašarą per šalčius, galės jo karpytas, nes matau. Kažkiek išmetęs, kažkas atauga gal. Ir vartasi. Ledus pralaužė, nieko baisaus. Kas nori būti švarus. Ir ledai nebaisus džakuzį. Tai duosim daržovės, maišysim į pašarą, sultis padėsim šiltesniem oram. Ir pasižiūrėsim, kiek čia tie šalčiai baisiniai tęsis. Šiandien gerai nelyjo, nieko, toks sausas oras. Galėjau drąsiai įsiviniot popierį ant žolytės, pasipjaustyt, pasidaryti, tai smagu. Dabartinis dar darbas, kuris laukia, čia gal per šalnas atrinksiu patinus iš šito balagano. Patinus į vieną būdą, pateles į kitą. Manau, dabar šitas darbas bus per šalčius. Kaip sakau, darbų tų yra. Gal aš čia tik tai durnių savo tiek prisigalvoju visko. Bet, kitaip niekaip. Kitaip nežinau, kaip čia lengviau. Aišku, lengviau laikyti visus vienoj būdoj. Kaip sako, neskiriu aš nei patelių, nei patinų. Aš irgi buvau, neskyriau ten žiemą, neperi. Rudenį uždarai neperi. Pavasarį ką daryti? Ką daryti pavasarį? Kada visi tai ant grindų deda, visur deda. Čia atskyriai. Atskyriai, sudėjai, ką nori. O raudonas dar. Toks su barchatu jisai toks. Irgi patinukas. Gražuolis. Gražuolis patinukas. Jo, aišku, tos uodegos nuo tų miltelių pabalusios, bet nieko. Nebus drėgna, bus įsimaudė, įsivalė. Pliuškenasi su milu noru, uodega gal atmirks. Kas ten bartasi, girdžiu, pliauškina. Tai va, taip kad yra tų darbų visokių, kad tik tai duotų, kaip sakyt, viską padaryti labai gerai. Tai va, mes, sakau, sėdim, planuojam, Dievas juokiasi. Būdas pasiruošiau, dabar, sakau, lauksime šalčių, kaip tie šalčiai, kiek čia bus.
Laiko turim iki 3 karalių, taip kad čia nieko baisaus. O. Storas koks paukštis. Toj pasikeis pašaras. Statysim į vėžes jas visus ir bus labai viskas tvarkoj. Bus labai viskas tvarkoj, berniukai. Link pavasario einam. Jau paukščiai ir patys va jaučia, nesvarbu kaip šala, nešala, bet patinus reikia būtinai per šitą savaitę, savaitgalį gal. Pradėsiu bombarduoti, reikės vieną būdą pasidaryti tuščią. Suvaryti visus į vieną būdą. Ir užburkavo už kaklo ir į balandinę. Užburkavo. Taip dar apmėtysiu, žinau kas kur patinas. Surinksiu, man koks. Tinka į raudonus, į juodus, į visą spalvotą, į marmurinius. Tinka. Nu, tiesiog universali spalva. Ir šiaip graži spalva. Stiprus paukščiai. Šitie va irgi graži spalva. Čia patelkutė bus. Patelkutė. Nu, mano dzikariukai. Bet labai gerai skraido. Tai va yra. Yra ką vaikyt. Šitie porotesniais. Raudonus, nebent sakau, reikia patelių. Tai va su tam rudom paporėsiu gal. Reikia raudonų padaryti daugiau ir su juodu. Baltų pakankamai. Juodų, geltonų, raudonų. Ką jūs čia radot visi? Prie to medžio ten. Tai ten dažytas medis apkritę. Jau nusilūpę dažai tie kalkės. Ko nedosi, vis tiek vat kažko reikia, ten kalkės. Va. Reikia jiems kalkių. Mineralai būdoj, bet reikia kalkių. Nu, reikia kalkių, leskit. Ką aš jums padarysiu. Geras toks orelis. Be sniego, nešlapias. Reikia biškį miežių papilt. Ateikit čia, kerėplose. Kai sako, renka jie čia viską ant žemės, viską naudinga, jokios chemijos. Nu, ką jie ant žemės gali rasti naudinga? Žolės seklutė. Žolės seklutė ten, va, kokių. Kalkių aplink medį. Žvyro. Ir tiek. Ir visa ta nauda. Visi tie mineralai. O visą kitą, vyrai, mes turim atnešti į balandinę. Tai va, taip, kad šiandien toks laisvas. Iš paukščio gyvenimo šaudau patinus. Man ir koks kontrolinis pas tave vaikutė. Žalsvas patinas. Kas dar ten ūžia?
gyvenimas verda. Jau gyvenimas verda. Paukščiai jau irgi kūrė planus. Dar vienas planas balandinį valjerą užkabinti į veislinę, sakau, bet čia reikės pas Gintą prašyti, kad iš Vaskos atvežtų man, iš Vasilijaus pradėduškos atvežtų valjerą. Buvo pas Arvydą padarytas didelis stoicams išleidimas, valjeras. Vasilijus irgi dabar ten nieko nedarys, sakė pasiimk, jeigu tau reikia pasiimk. Tai noriu įdėti pas perinčius į tą būdą, kur ruošiau lizdus. Ten yra aliuminis toks, bet toks nepakankamai didelis. Norėčiau, kad didelis būtų, iš priekio atsidarytų, kad būtų galima įdėti, maudytis balėje. Išeitų, jie ten laukia didesnį laiką praleistų. Tai va, tai reikės prašyti Ginto, kad nusuktų. Kažkaip tai jam ten netoli, kad užlėktų ir atsukti, arba reikės pačiam, bet čia viskas irgi reikia po 3 karalių, nes pas pravoslavus, taravėrus bus kūčios, nauji metai, tai nėra ką ten trukdyti žmonės. Tai va, tai pavasariu tikrai užsidėsiu valjerą dar. Nu tai va taip ir planų krūvos planų. Nu jūs ten ko ieškote? Irgi išėjot mineralų ieškoti. Eina į Jodžemį pasikapstyti kažko tai. Nenori jie pozot, jie turi savo reikalų. Jie ten eina, kažko kapstasi, kažko ieško. Eikit, ką sliekų pakast mano žuvim gal. Mano žuvim sliekų gal pakasite. Nu, paukščiai, sakau, ant šaltuko visai kitaip visai jaučiasi, visai kitokie paukščiai, kada drebia čia tas lietus. Oras drėgnas, visai kitokie paukščiai, tokie paniūrė, biški tokie neaktyvūs. O šaltukas toks lengvas, geras, jiems į naudą. Labai į naudą, labai smagu. Visai kiti paukščiai. Ten jau kažkas baisiai jau porinasi. Skraido. Tuoj gausite per šikną sutapkę nuo vanagėlio ir bus ramu. Čia galvojau dar iš senų čilių mano raudonų patinų išeis, bet žiūriu kažkaip tai ne. Kaip miežiai gerai. Kaip miežiai gerai. Patinas mano tas raudonas yra praeitais metais. Į būdą lėkdamas atsitrenkė. O tas varklys. Ir pasižeidė sparną. Taip ir neatsistato, taip ir gal sugijo blogai. Bet man jis nemaišys perėt.
Perėt nemaišys, jisai užskrenda į tupyklas, užskrenda į lizdus, užskrisdavo ir ant stogo. Gražuolis, ne? O spalva, sodri ir uodega ir viskas vienos spalvos. Na ir kaip duosiu iš tokių vačylių. Čia man reikės 2 patelės. Dar vieną prašo į Estiją į veislyną. Į Estiją į veislyną prašo. Varamba reikės duot, nu ką darysi, kad nepradingtų ir ten. Ten irgi didelis veislynas yra. Laiko mūsų senus paukščius. Laiko mūsų senus paukščius. Nu, jūs čia prisiskraidysite, aš manau. Tai va, reikia duot. Sakė, iš patelių išėjo. Tai duosiu porą, aišku, prašė kraujui įleiti. Būtent iš tokių. Kur dar tas kitas mano? O, iš šitų va. Kur dabar tas va ten eina? Man baltagalvis. Raudoni tokie čiliai. Sakė, reikia. Reikia tokio. Nu ką reikia, tai reikia ką mes. Nes kaip mums paskui reikės, čia mes niekur nieko negausim. O mūsų veislynas už, kaip sakyt, ten vos ne 700 kilometrų. Labai gerai. Reiškės ir lygos nebaisios. Ten žmonės irgi skiepina. Svetimų paukščių ten nėra. Tik tai mūsų bendri paukščiai, tai va, tai reik kažkur tai toli atlaikyti irgi. Nu va, tai taip, kad šalam arbatą geriam. Po naujų visiems kažkaip tai čia, sakau, nei šaudo nieks, nei gaudo, tai labai smagu. Nei žolę pjauna, nei malkas kapoja, nei... O, jau juodžemę susirado. Kažko ieško skanaus. Tai va, tiek daug prisukau, čia prikalbėjau. Tai ką, visiems geros pradžios. Iki.